UAB Betono centras yra stambiausias prekinio betono gamintojas Lietuvoje, turintis gamybinius padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Visose padaliniuose gamyboje naudojami vokiški, pilnai automatizuoti Liebherr betono mazgai. Be prekinio betono gamybos, Betono centras teikia betono transportavimo ir pumpavimo paslaugas. Betono sudėtis priklauso nuo reikalaujamų betono fizikinių mechaninių savybių. Tačiau pagrindiniai komponentai yra rišamoji medžiaga cementas, vanduo, smulkusis užpildas, dažniausiai smėlis, stambus užpildas bei cheminiai priedai, kurie suteikia betonui plastiškumą. Tai padeda objektuose jį lengviau apdirbti. Betono mišinio slankumas taip pat paprasčiausias ir plačiausiai naudojamas nesukietėjusio betono konsistencijos nustatymo būdas. Šiuo metodu nustatomas kūgio suslūgimas milimetrais naudojant kūginę formą. UAB Betono centras prekinį betono mišinį tiekia tik po nuodugnių laboratorinių bandymų pagal betono mišinį reglamentuojančių europinių standartų reikalavimus. Kad užtikrinti itin aukštą betono mišinio kokybę, visi gauti komponentai yra nuolat tikrinami, kiekvieną dieną atliekami betono mišinio bei sukietėjusio betono atitikties bandymai. Bendroju atveju šaltuoju metų periodu betonuojant konstrukcijas, betono gaminiai ir konstrukcijos turi būti išlaikomos teigiamos temperatūros aplinkoje tol, kol pasieks gniuždamai stipriai, nekeliant pavojaus betono vidinės struktūros ardymui. Esant nuliniai temperatūrai arba žemesniai betono kietėjimas sustoja. Jeigu betonas buvo užšaldytas per pirmasias kelias paras, tai po jo atšildymo jis praranda žymę dalį projektinio stiprio. Betono temperatūra turėtų būti palaikoma statybos objekte, uždengiant betono plaušinę dangą ar kitais užklotais. Betonuojant vasarą, kad sumažėtų dėl ankstyvo drėgmės išgaravimo atsirandantis paviršinių įtrūkimų susidarimo pavojus, kietėjančio betono priežiūra turi prasidėti kiek tik praktiškai įmanoma anksčiau po jo paklojimo. Vienas pagrindinių technologinių procesų užtikrinančių betonuojamos konstrukcijos kokybę yra kokybiškas klojinių parinkimas ir jų paviršiaus paruošimas bei betono mišinio sutankinimas. Tankinant betono mišinį giluminiais vibratoriais būtina, kad virpesiai pasiektų visą mišinio tūrį. Monolitinis betonavimus stengtis vykdyti be pertraukos, nenutrūkstamai, nes pertrauka gali sudaryti sąlygas ryžtis cementui ir kartu pakenkti betono ir viso konstrukcijos kokybei, bei dėl to tarp sluoksnių gali atsirasti matoma horizontali žymė. Na ir aišku, savalaikės betono priežiūros vykdymas apsaugojant betono paviršius. Renkantis betoną svarbu atkreipti dėmesį aplinkos poveikių klasės, tai yra, kokioje aplinkoje bus betonas eksploatuojamas. Architektūrinius ir konstrukcinius reikalavimus, tai yra paviršiaus lygumus ir vientisumus, bei betono fizikinės ir mechaninės savybės, tai yra stiprumo, ilgamžiškumo, deformavimo, nelaidumo vandeniu įvertinimus.